Labas visiems čioperių fanai ir ne tik. Ką šiandien turiu tokią motoriuką sakau, modeliuką Victory Cross Country by Polaris. Hybridas firma, ne? Victory Polaris. ABS modelis, atrodo taip. Čioperis sunkus. Tai ką, reikalas toks. Sureguliuoti, pradžiai tai yra reikalas pratestuoti pilnai. O tada, jeigu jau bus būtinybė, sustiguoti, atstiguoti viską. Tai nuo komplektacijos pradedam turbūt, kuri yra turbūt gamyklinė. Išmetimas panašu, kad irgi. Žodžiu, tai 6 pavaras, overdrive. Tai po šitą motociklą, jis yra iš Amerikos atvežtas. Po šitą motociklą stovi Power Commanderis. Kodėl jisai čia stovi? Todėl, kad šitą modelį neina programuoti per gamyklinį kompą. Tai gamyklinis kompas čia nelupsi to, bet jis yra Visteon firmos. Čia matot, Visteon parašyta. Šitas kompas nėra programuojamas, analogiškai kaip ir Polariai, ATV ir dar visą kitą techniką, į kurią eina šitas valdymo blokas. Tai vienintelis būdas reguliuoti kuro sistemą yra per Power Commanderį. Tai Amerikoje jis įdėtas, taip pat yra įdėtas papildomas autotuno modelis. Kaip dirba autotunas, galite pasižiūrėti YouTube'ai, pasigūglinti. Principas yra toks, kaip pasakyti, paprastas. Tiek šitas modelis, jie patys iš savęs kaip ir neveikia. Turi su jais dirbti žmogus suprantantis, ką daro. Yra du wideband zondai, vienas vienam cilindre, kitas kitam cilindre. Per tuos zondus autotuno modulis, stebėdamas parametrus, renka duomenis. Ir atitinkamai žmogus, kuris reguliuoja motociklą, ar tai būtų ant stendo, ar tai būtų kažkur ten gatvėj. Važinėdamas susirinkęs atitinkamus duomenis, jisai daro atitinkamas korekcijas. Tai V formos variklis, kiekvienas cilindras būtinai turi būti sureguliuotas nepriklausomai vienas nuo kito, ne taip. Simatuoja išmetamasias dujas, kaip pasakyta, mišinį per galą ir pagal tai daro unifikuotą korekciją abiem cilindram. Komanderis šitą emociją suteikia galimybę kiekvieną cilindrą reguliuoti atskirai. Tai šitas irgi yra pliusas. Ir ką, matuosiu kiekvieną cilindrą atskirai ir darysim atitinkamas korekcijas. Tai pirmoje vietoje išsimatuoju taip, kaip yra su komanderiu, ką jisai čia turi, ką jis gali, kokie mišiniai. Tada komanderį nusiskaitau mapą, įsisaugau, nunulinu, kad jisai nieko nebedarytų. Taip mocas grįžta į gamyklinę konfiguraciją, tokią, kokiais išėjo iš gamyklos, su tokiu kūro padavimu. Testuoju dar kartą, žiūriu, kuris variantas yra geriau, čia tik tai įdomumo dėliai. Trečias variantas yra jau reguliuoti atitinkamai pagal tas visas mūsų sąlygas, kurios yra čia. Amerikoje galimai jisai buvo sureguliuotas, jeigu reguliuotas ant stendo aplamai. Tai gali būti visiškai, nežinau, kokiam ten regione, labai karštam arba labai šaltam prie kito atmosferinių žodžių sąlygų. Ir tos kitos atmosferinės sąlygos tikrai netinkamos. Ten, kas yra sureguliuota Amerikoje, ten Australijoje ir dar kažkur, tikrai netinka pas mus čia Jonavoje, Lietuvoje ar ten dar kažkur turiuomenį, kur mes gyvenam kitom klimatiniam sąlygom. Taip pat kūras, kūro kokybė. Amerikoje taip pat turi, aišku, kokybiško kūro, ten pas jos tie oktanai kitaip žymisi, bet dabar žmogus užpylė iki viršaus 98. Tai viską testuosiu ant 98 kūro. Kūro filtras, plema sakė, pamiršau, man atrodo, nesportinis, paprastas. Irgi, tai tokio modelio ant stendo reguliavęs nesu. Tai bus kaip ir pirmas kartas, bet šitame problemos visiškai nematau. Su čioperiais tikrai jau esu gana gerai susipažinęs, tai man nesvarbu, koks tai būtų modelis. Reguliavimui tai įtakos tikrai man neturės.
Tai vat ką, kokie čia dar niuansėliai. Nu, čia elektroninės sklendės nieko nėra. Čia gazas trosas, man atrodo. Jau, čia senas. Nu, old schoolas, žodžiu. Spidometras atrodo taip. Čia radijos visokios. Čia girdžiu muziką groja iš kažkur. Ai, va, kolonėlės. Žodžiu, tai daugiau čia kaip ir kažkia kruizo kontrolė. Daugiau čia jokių navarotų nieko čia nematau. Tai va, seniau irgi dėl tokių modelių manęs klausia, bet be Power Commanderio. Tai kaip ir sakiau, be Power Commanderio galimybės reguliuoti nėra. Jeigu kas turi tokią emociją, jiem labai patinka ir norit pasireguliuoti, pasitobulinti arba kažkokios mechaninės modifikacijas ten, tarkim, darot, kitokius vėlenėlius deda. Tai Choperius aplamai modifikuoja ten oro paėmimą, tarkim, agresyvesnius vėlenėlius įdeda, tai tikrai duoda labai gerą rezultatą kombinacijai su atitinkamu sureguliavimu. Tai va, toks reikalas, kaip ir dėl kažkokios traukos, laužti čia galę kažkokią iš jo tikrai ne prioritetas. Su savininku žodžiu kalbėjau. Prioritetas yra sureguliuoti taip, kad jisai kuro mišinys būtų idealus pagal šitą modifikaciją. Tai va, tą autotuno reikalą eliminuosim, aišku, komanderį paliekam, reguliuojam per jį. Ir tiek. Tai pagrindinis nusiskundimas buvo, kad lyg tai užgesta ten ant laisvų ar pergazavus kažkaip. Nu, būna, tarkim, jeigu blogą programą kuro, tai motociklas, tarkim, kažkur stovit, ant labai, tarkim, jisai užkaitęs ar dar kažkas. Stovit, pergazuojat, žinai, ten pažaidimai turiuomenį ir mocas gali užgesti paprasčiausiai. Arba ant labai mažų gazo pasukimų kažkur bandot lėtai riedėti ir jisai taip pat gali užgesti. Nu, tai nebūtinai gali būti problema, kaip pasakyti, programai. Gali būti ir, kaip pasakyti, siurbimo sistemos problema. Gali būti kažkur tenais, nežinau, koks nesandarumas ar dar kažkas. Tai yra atmosferinis variklis, tai įsiurbimo sistema tikrai turi būti sandariai. Tai va, turbūt kaip ir niekas, daugiau gal kažkokių niuansų procesą pasakysiu, kai jau reguliuosiu. Nu, mocas sunkus. 3 mes jį čia užstumėm. Šiaip ne taip reikia patalpos, kad dyną galima būtų leisti į grindis. Tada galima užvažiuoti be problemų. Su bet kokiu. Ai, tiesa, žvakės. Dėl žvakių keitimo tenai kalbėjom, bet lyg tai jisai netreilina, neburbuliuoja ten ant laisvų. Tai tiek to paliekam. Sakė, buvo išsisukęs. Lyg tai biški tokios balkšvos tos žvakės. Tai galimai per liesas mišnys. Nu, bet viską išsimatavęs aš pamatysiu ir nuo to judėsim atitinkamą linkme. Tai vat, kol kas tiek. Norėjau pavyzdį parodyti, kaip atrodo ar lambda zondas, ar tarkim žvakė su gerai dirbančiu mišiniu ir su per riebiai, tarkim, dirbančiu mišiniu. Tai čia yra mano zondas, whitebandas, kuriuo yra matuojami kūro mišiniai. Čia analogiškai yra toks pats whitebandas. Net ir modelis galima LS. Ne, čia yra kitoks. Power Commanderis kitokį zondą naudoja, nu, bet esmės tai nesudaro. Regis tas pats, viskas tinka įsukti, tai vat matot, koks yra mano ir koks yra dabar pas jį. Žiūrėkit, ant kiek smarkiai perpilinėja. Čia net sodžiai užkalkėja, apkalkėja. Tai gali būti ten tą kūrą pylą belę kaip. Išsuksiu kitą. Taip pat pasižiūrėsim. Pasižiūriu dabar išmetimo kelnes, nu blemba. Čia gal ir negamyklinės jos. Gal čia jau koks sportinis kolektorius dėl to, kad tokios spalvos jau į melsvumą, į gelsvumą kai kur. Galimai. Nežinau šito iš tikro, bet galimai čia jau kažkas kito įdėta. Nu, kitas cilindras. Šitas jau biški geriau negu priekinis. Jauduliuko mažiau. Kakavos biški yra.
Šitas cilindras geresnio mišinio dirba galinis. Dar pamiršau pasakyti apie Power Commanderius, tai kaip pasakyti, aš juos peikiu visat, kad jie yra labai blogi, bet šiuo atveju koks yra jo privalumas, tai be šito dalyko jūs šito motociklo sureguliuoti galimybės neturit. Tai Power Commanderis gelbėja tik tai tokiu atveju, kai nėra galimybės programuoti gamyklinį kompiuterį. Tokiu būdu jūs sureguliuojat kuro sistemą per jį. Ne patį jį įdėjus ir aš jūs ten mapą iš Dynodjeto puslapį ir įsivaizduojat, kad viskas lėks super bus, taip nebus. Šitą dalyką reikia teisingai sureguliuoti ant stendo arba ten to autotuno, tarkim, pagalba, jeigu suprantat, kaip tai reikia daryti. Autotunas irgi nepanacėja, jisai užpjauna grybą, kaip pasakyti, dar tolka piesnė, žinai, tai vat. Bet jo minusai yra, kad tik tai kuras reguliuojasi, jokie kiti parametrai, nei uždegimo sistema, nei ten, nu žodžiu, nieko kito per jį negalima daryti, tik tai reguliuoti kurą. Dar šitą modelį nežinau, ar eina papildomas blokas, Ignition Module toksai vadinasi, tai būna Power Commanderis ir dar Ignition Modules. Tai tarkim, per jį galima reguliuoti ir uždegimo sistemą, ir kūro sistemą. Tada jau tokia kombinacija jo ok, bet paskaičiavus bendrą sumą, gaunas didelio. Commanderis kainuoja turbūt, nežinau, nuo 3,50 iki 4,50. Tuose ribuose vien tik Commanderis, be autotuno ir be Ignition Modulio. Tai bendroji sumai sudėjus gaunas labai, nemaža suma, bet kito varianto šitam motociklui nėra. Tai vat, kai galima programuoti gamyklinį kompą, tik per gamyklinį būtinai darom. Jeigu tokios galimybės nėra, motociklas labai senas arba valdymo blokas neprogramuojamas, tik tai per Power Commanderį arba kažkokį kitos firmos jo analogą. Darbas baigtas. Rezultatai įdomus, aišku. Kas liečia kuro sureguliavimą, kai kur geriau Commanderis buvo, kai kur geriau buvo stokas visiškas, kai kur žymiai geriau stokas visiškas. Kas liečia galią, pike Commanderis turėjo daugiau negu stokas, bet galimai, net temperatūrą žiūriu, praktiškai vienoda. Kai kur stokas buvo geriau, kai kur buvo Commanderis geriau. Tai tas autotuno modelis, jisai buvo reguliuotas, parametrai keisti, bet neaišku, kokiam sąlygom jisai ant kelio ten buvo rinkta ta informacija, ir ant stendo reguliuota, bet kas liečia galę, tiek stokas, tiek tas, kai kuriuose diapazonuose turėjo vienas prieš kitą privalumų, bet kas liečia kuro mišinį, pas autotuno modulį, kuris turėtų ten idealiai viską padaryti, sureguliuoti ir panašiai, vienam cilindre buvo labai blogi mišiniai. Net perlies iki tokios ribos, kad motorui tikrai, čioperiui tai tikrai nėra sveika. Tai va, turbūt einam prie skaičių. Finalinius rezultatus mišinius parodysiu paskiau, dabar noriu palyginti tik tai stoką. Stokas tai yra nuresetintas Power Commanderis, kuris nedaro nieko. O čia yra stokas Power Commanderio, tas mapas, kuris buvo įrašytas. Tai biški čia man lagina. Commanderis turėjo 2 arklio galiom daugiau, pike ir 3 newtonais daugiau, bet nuo žemų turėjo mažiau 3 arklio galiom, 2 arklio galiom ir apie 9 newtonus. Panašiai šitam diapazone. Tai kas liečia maksimalų galingumą,
Ar būtų jį verta dėti tą komanderį, kas siektų maksimalios galios stokiniam variante turiuomenį, tai manau nelabai verta. Jeigu norėtumėt susireguliuoti mišinį arba dėtumėt, tarkim, ten sportinius vėlienėlius, dar kažką, tai tada jau kaip ir viskas ok. Taip, vienas cilindras. Taip. Šitam cilindre komanderio mišinys buvo tikrai geras, kai kur net labai geras. Šitoje vietoje buvo tik tai biški per mažai kuro. Stokas buvo linijinis taip pat, per riebus kažkokį procentą, bet ne super kritiškai, nėra tokių kažkokių labai didelių duobių, čia tokios duobelės kaip ir nelabai ką reiškia. O kitas cilindras buvo priešingai, kaip ir sakiau. Taip, čia yra Power Commanderio mapas. Čia yra galinis cilindras. Tai čia yra smarkiai per mažai kuro. Per visą diapazoną. Kai kuro arti ribos, bet irgi per mažai. Bet daugiau yra tikrai negeras. Stokinis mapas čia buvo žymiai geresnis. Nežinau, gal ten kas reguliavo, gal susipainiojo, kuris cilindras, nes Cylinder 1 ne visada reiškia, kad tai yra priekinis cilindras. Čia reikia žiūrėti pagal gamintoją, koks motoras, kuris cilindras yra pirmas ir taip toliau. Tai bendrai paėmus 50-50. Nepasakyčiau, kad čia super gerai sureguliuota. Tai palaukit, atidarysiu savo. Tai čia yra mano finalinė korekcija. Max galios. Tai priekinį cilindrą ten reikėjo tik tai minimaliai damesti to kūro. Čia toj vietoj, kur buvo biški per liesą, daugiau priekinis buvo kaip ir ok. Galinis, kur buvo labai blogas. Dabar yra viskas normos ribose pastatyta. Iki pat galo. Toliau viena iš aukštesnių gazo padėčių, bet ne maksimali. Kūras, priekinis cilindras, Power Commanderio mapas taip pat buvo labai neblogas, labai panašiai kaip ir ant maksimalaus galingumo. Stokinis mapas taip pat buvo kaip ant maksimalaus, irgi per riebus. Finalinis, maniškis, tai yra viskas pastatyta taip. Per vidurį tų dviejų žodžių, taip kaip turėtų būti. Kitas cilindras taip pat. Čia yra maniškis tas, kur paryškintas. Viskas idealiai. Taip, komanderio mapas. Žiauriai per liesas. Žiauriai. Čia jau, kaip pasakyti, yra apkrova ir daug niutonų, tai nėra sveika motorui. Analogiškai kaip ir ant maksimalaus galingumo buvo. Analogiškai midrange'as. Nežinau, čia atrodo lyg tai būtų vieną cilindrą reguliavę, o kitą visiškai nulempinę kažkur iš šono. Čia yra stokas. Jis yra per riebus, bet kaip pasakyt, toksai nekritiškai tas, kas nepažeistų variklio. Va, tik tai, kad tie sodžiai kaupėsi, nėra ekonomijos ir panašiai, matėt, koks lambda zondas, toko yra. Taip, toliau. Čia yra komanderio mapas. Gana neblogas, čia tikrai gerai pataikyta. Išskyrus šitą vietą, kaip ir kitose diapazonose. Čia yra maniškis. Tarp tų dviejų per vidurį pastatyta. Vienas cilindras. Ir kitas cilindras. Tai čia taip pat matot. Komanderio mapas irgi per mažai kūro tame cilindre. Visur tame cilindre per mažai kūro kažkodėl. Taip atrodo mažas gazo padėtis, tai yra kruizinimas. Tai yra labai maži gazo pasukimai. Nežinau, ten iki penktadalio bendro. 5 procentai, 10 procentų, 3 procentai gazo atsukimo. Tai visur buvo per liesas mišinys.
Aišku, čia galios vystymo didelio nėra, sukimo momento labai didelio nėra, bet komfortui kažkokiam tokiam tampimusi moco tikrai neduoda naudos. Tai čia pradžioje per liesą, į galą per daug. Aišku, iki čia jūs neužviniosit dinaminiam sąlygom. Tai dabar yra pastatyta viskas šitaip. Priekinis cilindras ir galinis cilindras. Viskas įtelė. Galinis cilindras dar baisiau buvo, tai čia iš viso kosmosas. Galios. Čia tokie, kaip pasakyti, simboliniai skaičiai pa šitą mocą. Jisai nėra kažkaip apribotas. Čia kažką iš jo laužti vien tik tai kūro pagalba smarkiai nėra. Newtonų, jo. 9 newtonai, 6 newtonai kažkiek dasideda, bet kažko įspūdingo kaip ir ne. Čia gazas trosas, žodžiu. Tai, ką noriu pasakyti, kuo mocas senesnis ir jeigu galima reguliuoti tik tai kūro sistemą, tai kažkokių super didelių prieaugių ten iš jo išlaužti tikrai neišeis. Aišku, jeigu tas kūras nebus ten visiškai kažkokiam kosmose nureguliuotas. Ir prieaugiai bus minimalus. Čia esmė yra sureguliuoti kūrą taip, kaip reikia, kad mocas būtų kuo tolygesnis ir kuo geriau švelniau priimtų gazą, turiuomenį, be jokio tampimusi. Neužgesinėtų, neperkaitinėtų ir panašiai. Kažkaip dar mažesnis gazų pasukimas, čia iš viso tokie mikro pasukimai, kaip ir sakiau. Kai jūs kruizinat kažkur, ten važiuojat, nežinau, kokiam 3,5 štukos, 2 štukos iš žiedo išvažiuojat lėtų greičiau aukštą pavarą, turiuomenį. Tai šitas per liesas kūras, jisai, įsivaizduokit, važiuojate žiedą, nežinau, ten 4 bėgių, tarkim, mane, labai lėtai. Ir mocas pradeda joti, jisai toks, tampimasis. Kai norit atsukti gazo rankiną, jisai irgi toksai, žodžiu, vangus, besitampantis. Tai kai kūras yra sureguliuotas, mocas gazą priima žymiai geriau. Taip pat. Čia iki šitos vietos neužkočiosit vienareikšmiškai, galit negalvoti, šitoje vietoje nieko nedariau, kadangi tik dinaminiam sąlygom įmanoma šitą vietą pasiekti. Tai iki ten, kur buvo, viskas idealiai pastatyta. Čia galios irgi, matot, koks buvo galingumas. Toks visas kapotas, besitampantis, o kai sureguliuotas kūras, koks jisai pasidaro lygus linijinis. Newtonai matot kokie? Apačioj ir po korekcijos 9, kiek čia 12 newtonų. Labai neblogai mažas gazo padėtis atrodo, manau turėtų tikrai gerai pasijaustas dalykas ant komforto. Tai ištestavau, reguliavau, su Power Commanderiu, kaip pasakyti, nepasakyčiau, kad yra lengviau dirbti. Jisai turi ten tokią savo specifiką, negalima taip tiksliai sureguliuoti, kaip, tarkim, per gamyklinį kompą būtų galima sureguliuoti, kadangi tie visi tų grafų padalinimai ten turi savo, kaip pasakyti, atitinkamą intervalą. Jo vienintelis pliusas, kad viską gali daryti eigoj, tarkim, pratestavai motociklą, tau jo nereikia gesinti, tu matai grafą, kas yra išmatuota, koks mišinys tu eigoje gali iš karto pakeisti ir nusiųsti mapą. Ir, kaip pasakyti, akimirksnį tu matai, kaip tai pasikeičia realiom sąlygom. Tai yra greičiau ant šito dalyko. Nereikia kompo išiminėti ir panašiai, bet aš nemėgstu to dalyko daryti. Aš geriau viską prastestuoju taip, kaip man reikia. Ramiai atsisėdi savo, susikoreguoji, susirašai, pratestuoji ir panašiai. Tai, ką norėjau dar pasakyti apie Commanderį šitą, tai apie ignition modulį prieš tai minėjau, kad galima būtų degimo sistemą reguliuoti. Jo šitam mocui nereikia. Tas ignition modulis pasirodo gaunasi integruotas į Power Commanderį ir duoda galimybę cilindras 1, cilindras 2, ten autotuno toliau visi tie reikalai, mapai ir panašiai. Ir uždegimo sistemą galima reguliuoti. Bet uždegimo sistema yra tiek kūras, tiek viskas neduoda atskirai kiekvieną pavarą reguliuoti, neduoda atskirai kiekvieną pavarą uždegimo sistemą reguliuoti. Viskas yra unifikuota. Power Commanderis yra maksimaliai unifikuotas dalykas. Tai tas, kaip ir, irgi nėra labai gerai.
kadangi tu negali keisti tose zonose, kur tu norėtum, pavyzdžiui, kitą pavarą, nori kažkaip kitaip padaryti, ne, ir tau neduoda, tu gali padaryti vieną pavarą padaryti ir visos pavaros veikia vienodai. Tai, nu, žodžiu, yra savo pliusų, savo minusų. Tai pakoregavau tiek kūrą, tiek degimą. Kruizinimo padėtis mažas. Tai yra va tokie va visiški ten mikro pasukimai. Tai kabinsiu irgi trumpų video, jūs matysit, kaip dirba kiekvienas cilindras, lambda zondas. Tai yra apie 0,88, 0,91, tose ribose kažkur. 0,92, tokie mikro pašokimai kažkokie nėra baisu, kadangi čia jokios apkrovos nėra. Toks mišinys tikrai yra labai geras. Pas stokinį variantą, kur buvo, lambda buvo vienas šitoj vietoj, apie vieną. Ant didesnių pasukimų vienas cilindras buvo gerai, kitas buvo iškrypęs smarkiai į šoną. Tai reikėjo biškį pažaist, kad visą tą dalyką sugaudyt. Nu, bet viskas pavyko taip kaip suplanuota. Daugiau čia su juo kaip ir nėra ką daryti. Duosiu savininkui, galės testuot, pratestuot. Jeigu turės dar kažkokių pastebėjimų, visada galima padaryti korekcijas. Labai greitai. Tai visus pasižymėjimus esu pasidaręs. Ir tiek žinių. Tai vat, kas turit tokių mocų, Viktorė ar dar kažkokių su Power Commanderiu. Žinau, kad turit, nes seniau klausėt, tai galit kreiptis, galima bus taip pat pakoreguoti. Dėl modifikacijų, tai žinau, kad šitam kažkokie, nu kaip ir Harlem, irgi būna vėlenėlį dedasi sportinį ir tada jau ten galima iš jo daugiau kažko agė išlaužti ir panašiai. Tai galbūt kažkas tokį dalyką pasidarė, tai dažniausiai prisidaro modifikacijų tiek harlistai, tiek ir visų kitų čioperių. Ne japonų turiu omeny fanai ir nieko nereguliuoja. Susirašo tą vadinamą Harlio originalų mapą sportinį kažkokį. Ten ar, kaip jis ten vadinasi, dabar bijau pameluoti. Arba Power Commanderio kažkokie irgi tokie yra, arba USB įkiša, ten tas mapas užsikrauna kažkaip ir panašiai. Nu, žodžiu, ten iš viso pasakysiu, yra parašas, žinokit. Jeigu jūs tokį dalyką susirašėt, tai važiuokit, prasitestuosit. Įsigasit, pamatysit, koks ten pas jūs yra sureguliavimas. Tai vat, turbūt šiam kartui tiek žinių. Tai vat, gerai, kol kas laimingai visiems. Tai pamiršau, kad prasukt reikia, kad paklausytumėt, kaip jis čia skamba. Tai jau viską išjungiau, norėjau varyti, prisiminiau, tai dar prasuksiu kartelę.